Turime Funky Animals interaktyvų staliuką, jį reikia įjungti elektros listą ir jisai užsikrauna. Čia pirminis langas, gali reikėti pradžioje tiesiog prie Wi-Fi prisijungti, arba čia paspausite ir atsiras meniu. Čia žemyn galiu nuvesti, taip valdoma, ir tada settings, o čia tinklas. Ir prie Wi-Fi bus tam tikri tinklai, tai paspaudus susivesite juos. Pats dar valdymas meniu, tai čia apačioj paspaudus tos programos, galima jas uždaryti, kitą uždaryti. Tada čia galima su pirštu tiesiog į kitą langą nueiti, ir čia yra Google Play parduotuvė, kur yra daugybė programėlių lietuviškų. Tiesiog į paiešką įvesite ir žinosite, galite ir įsigyti mokomasias ir panaršyti. Kai kurios yra nemokamos, kai kurios yra mokamos. Tai čia uždarau. Tada taip, antram lange dar yra ir visi nustatymai visos planšetės. Vėl uždarau. O pirmame lange mes sukėlėme programas, kurios galbūt tiktų jums. Tai yra žaidimų skiltis, čia yra daug žaidimų ir pasirinkus galite paleisti. Suskaičiuoti, tai 3. Norime išeiti, tai spaudžiame šitą ir uždaryti. Gali būti YouTube vaikų kanalas, tik jį reikės, manau, susikonfigūruoti. Dabar išjungsim. Ir uždarome. Tada mes turime įvairių programėlių. Žemė. Galima vėl uždaryti. Nešimo programėlės. Kažkokia Kids Color. Wow, so many picture paths. Choose your favorite one and start drawing. Čia paišymai įvairūs. Paveiksliukais čia galima paišyti ir įvairūs dalykai. Uždarome. Taip, tai čia gali būti programėlė Aivava, kuri galėtų neleisti naudotis tam tikroms programomis, tam tikrus tik tai folderius matyti ir panašiai. Tai ją tiesiog reikėtų, jeigu norite, susikonfigūruoti kaip tėvų leidimo programėlė. O šiaip dabar tai čia viskas tiesiog atvira ir gali žaidimukais ir kitais dalykais pasinaudoti. Jeigu turime programas, jas galime įkelti į tam tikrą folderį arba iš 2 sukurti ir turėti skirtingus tos aplankus. Paprasta Android aplinka.